Sveiki, jūs žiūrite Fotografas TV, www.fotografas TV. Ir šiandieninis video yra skirtas tiems, kas nori išmokti geriau fotografuoti. Taigi, šiandieninėme video aš atsakysiu į vieną iš mano filmukų žiūrovų klausimą, kaip tapti geresniu fotografu, turint neblogą fotoaparatą. Taigi, pirmas, tam, kad surašiau tokią atmintinę pats savo, tai yra praktiškai 5 žingsniai, nuo ko reikėtų pradėti, kad tapti geresniu, kad jūsų nuotraukos taptų geresnės. Taigi vienas iš jų įsigijus bet kokį fotoaparatą, geresnį, blogesnį, nesvarbu, perskaityti jo vartotojo instrukciją, kuriame yra aprašyta, ką jisai gali, ko jisai negali ir kokius mygtukus reikia spausti, kad nustatyti vieną arba kitą reikiamą parametrą. Antras dalykas. Tai jeigu jūsų fotoaparatas tai leidžia, nenaudoti automatinių funkcijų. Automatinės funkcijos tai yra ant daugumos fotoaparatų yra pažymėtos žalia spalva ir žalias mygtukas, kuris yra pilnai automatinė funkcija, kur fotoaparatas nustato pats pagal save bet ką, tai ką jisai nori nufotografuoti, nustato ISO, nustato diafragmą ir nustato visus kitus reikiamus, trumpiau tariant, parametrus pagal save. Toliau yra dažniausiai piešinukai, tai yra veidas, portretas, nupaišyti kalnai, tai yra kažkoks tai peizažo fotografavimui skirta funkcija, gėlytė tai makro fotografavimo mažiem daiktam, bėgantis žmogus yra sportui fotografuoti ir taip toliau. Tačiau visos šitos funkcijos yra automatinės. Fotoaparato programinė įrangoje yra užprogramuota, kad nustačius tam tikrą paveiksliuką, kad fotoaparatas laikytųsi tam tikrų reikalavimų. Ar tai padidintų ryškumo zoną, ar tai pakeltų ISO, ar tai dar ką nors. Taigi, ką jums reikėtų daryti? Tai jums reikėtų nesinaudoti tom automatiniam funkcijom. Ir stengtis naudotis pilnai mechaninė funkcija yra pažymėta raidelė M, arba naudotis pusiau automatiniam funkcijom, tai yra AV, ant Canono yra TV, AV ir TV pusiau automatinės funkcijos. Tai aš, pavyzdžiui, naudoju AV, kas yra Aperture Priority, tai yra diafragmos prioritetas, ryškumo zonos gylio prioritetas, 90% savo darbų. Ir likusius naudoju 10, dažniausiai naudoju rankiniu būdu. Tai jums reikėtų bandyti fotografuoti šiomis funkcijomis. Čia jau būtų trečias, tai jums reikėtų naudotis ne automatinė fokusavimo sistema. Tai kada automatinė fokusavimo sistema, tai yra, kada jūs paspaudžiate mygtuką ir ten kiekvieną kartą jį spauduliojant monitorių jūs matote, kad fokusavimo taškas vis keičiasi. Tai jisai užšoka ten keli taškai ant vieno žmogaus, ten ant kito žmogaus, ant šuns, ant žolės ir taip toliau. Tai yra automatinė fokusavimo sistema, kuri fokusuoja arba tai, kas yra arčiau prie jos, arba dar ten neaišku, kas jį ten susišviečia, jinai fokusuoja bet ką, bet ne tai, kas yra, ką būtent ant ko jūs norite būtent pažymėti ir kad būtent tas daiktas būtų ryškus. Tai, ketvirtas. Kiekvienas iš skaitmeninių fotoaparatų turi nuotraukos informaciją. Kai jūs nufotografuojate nuotrauką su skaitmeniniu fotoaparatu, yra galimybė visą laiką peržiūrėti tos nuotraukos parametrus. Tai kokia buvo diafragma, koks buvo ISO ir panašiai. Tai kai fotografuojat, stenkitės analizuoti, kai jūs nufotografavot, daleiskim, nustatė ten diafragmos gylį ten vienokį, arba ISO kažkokį tai kitokį, arba panaudojate blikstį ir taip toliau. Ir žiūrėkite, kokie yra parametrai. Žiūrėdami į tos parametrus, jūs suprasite, ką jūs turėtumėte keisti, kad nuotrauka taip pat keistusi priklausomai nuo jūsų nustatymų. Ir paskutinis 5 dalykas, tai fotografuokite kuo daugiau.
Kuo daugiau fotografuosite, tuo geresnės nuotraukos jums gausis. Kuo daugiau analizuosite, ką fotografuojate, tuo geresnės nuotraukos jums gausis. Kuo dažniau naudositės rankinėmis funkcijomis, tuo labiau suprasite, kaip dirba jūsų fotoaparatas ir juo labiau suprasite, kaip ir ką jūs norite fotografuoti ir taip toliau. Taigi štai tokie būtų 5 punktai. Tai pakartosiu dar kartą. Numeris 1 – perskaityti instrukciją. Numeris 2 – nesinaudoti automatinėmis funkcijų nustatymais. Numeris 3 – naudotis rankinių fokusavimo nustatymo būdu. Numeris 5 – kuo daugiau fotografuoti. Taigi jūs žiūrėjot Fotografas TV, www.fotografas TV, spauskite like, subscribe ir aš tikiuosi mano video jums padeda. Iki malonaus. Praleidau vieną punktą. Nepamirškite analizuoti savo nuotraukų parametrus, tam, kad žinotumėte, ką keisti, kad nuotrauka keistųsi ir kad jūsų fotografija gerėtų. Iki.